Sveiki atvykę į įdomios dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną keliausime į nuostabią, bet kartu ir paslaptingą Madeiros salą. Nors šiandieną jį vilioja turistus savo žydra jūra ir vešlia augalija, pažiūrėkime giliau į jos istoriją ir pajuskime tą ypatingą atšiaurumą, tą tarytum nenorą priimti žmogų į savo glėbį. Madeiros sala tai virš vandenyno lygių iškilusi povandeninio ugnikalnio viršūnė, susidariusi iš bazaltų ir piroklastinių uolienų. Žmonės jau buvo atradę šias salas, dar prieš juose apsigyvenus nuolatiniams gyventojams, jūreiviai iš artimųjų rytų, Viduržemio jūros, o galbūt net ir patys vikingai. Madeiros istorija prasideda 15 amžiuje ir įvyko atsitiktinai. 1418 metais du patyrę portugalų kapitonai, vadovaujami princo Henriko jūrininko, leidosi į ekspediciją palei Afrikos pakrantę. Tačiau netikėta ir galinga audra nubloškė jų laivus toli į vakarus nuo numatyto kurso. Po daugelio dienų blaškymosi atviroje jūroje išsekę, bet kupini vilties, jie pagaliau išvydo žemę. Tai buvo maža, negyvenama sala, kurią jie pavadino Porto Santo, šventuoju uostu, dėkodami už išsigelbėjimą. Praleidę žiemą Porto Santo saloje ir atgavę jėgas, 1419 metais jie išplaukė toliau į pietvakarius. Netrukus jų akims atsivėrė dar didesnė ir nuostabesnė sala, apaugusi tankiais, vešliais miškais. Legenda pasakoja, kad jie salą pavadino Medienos sala, Ilha de Madeira, dėl neaprėpiamų lauraummedžių miškų dengusių visą teritoriją. Įsivaizduokite, tankus, tamsus miškai, besidriekiantis iki pat vandenyno. Madeiros laurų miškai dabar yra įtraukti į pasaulio paveldo sąrašą. Tačiau šis atradimas toli gražu nereiškia lengvo gyvenimo pradžios. Grįžę Portugaliją, jūrininkai pranešė princui Henrikui apie savo atradimus. Supratę strateginę ir ekonominę šių salų svarbą, princas nedelsdamas ėmėsi jų kolonizacijos. Ir nuo 1420 metų į Madeirą pradėjo plaukti pirmieji kolonistai, daugiausia iš Portugalijos žemyno. Tai buvo daugiausia maži dvarininkai, ištempti nusikaltėliai ir netgi žydai, bėgantis nuo persekiojimo. Pirmieji kolonistai susidūrė su neįtikėtinais iššūkiais. Salos reljefas, stačios uolos, gilūs slėniai, aukšti kalnai atrodė tarsi barjeras bet kokiai civilizacijai. Atrodė, tarsi sala nuolatos bando susigrąžinti tai, kas jai priklauso. Prieš kelis dešimtmečius dar naudoti keliai dėl nuolatinių gamtos veiksnių šiandieną yra nepravažiuojami. Ne veltui Madeira yra kartais vadinama Atlanto perlu, iškaltų iš akmens. Įsivaizduokite, kaip reikėjo kirsti tuos tankius miškus, norint gauti žemės ūkio paskirties plotų. Ugnis tapo neišvengiama pagalbininkė, tačiau ji taip pat sunaikino didelis plotus vertingos medienos ir pakeitė salos ekosistemą. Pasak legendos, miškai buvo deginami ištisus 7 metus, o dūmai dengė visą salą. Tačiau atkaklumas atsipirko. Derlinga vulkaninė dirva ir švelnus klimatas buvo idealus žemės ūkiui. Portugalai į Madeirą atsivežė cukranendres iš Sicilijos ir vynuoges iš Kipro bei Kretos. Cukranendrių auginimas greitai tapo pagrindinė salos ekosistemos šaka, o Madeiros cukrus buvo eksportuojamas į visą Europą, atnešdamas didžiulį pelną. Tačiau augant paklausai ir plečiantis plantacijoms atsirado didžiulė darbo jėgos problema. Iš pradžių Madeiros plantacijose dirbo europiečiai samdiniai, kaliniai ir vietiniai gyventojai. Tačiau toks didelio masto, fiziškai alinantis darbas reikalavo neįtikėtinų kiekio rankų. Vietinė darbo jėga buvo per maža, o europiečiai nenorėjo dirbti tokiomis sunkomis sąlygomis už mažą atlyginimą. Štai čia ir prasidėjo Madeiros istorijos tamsiausias skyrius. Portugalija, būdama viena iš pagrindinių jūrų galybių, turėjo prieigą prie Afrikos pakrančių. Netrukus sprendimas, kaip spręsti darbo jėgos trūkumą, tapo aiškus – vergai iš Afrikos. 15 amžiaus viduryje į Madeirą pradėjo plūsti pirmieji Afrikos vergai. Daugelis jų buvo pagrobti iš savo namų arba parduoti per vietinius konfliktus Afrikoje. Portugalai aktyviai dalyvavo vergų prekyboje. Madeira tapo viena iš pirmųjų Europos valdų, kuriuose vergų darbas tapo esminiu ekonomikos varikliu. Gyvenimas cukranendrių plantacijose buvo neįsivaizduojamai sunkus ir žiaurus. Vergai buvo traktuojami kaip nuosavybė, o ne žmonės.
Jie dirbo nuo aušros iki sutemų, pjaudami cukranendres, apdorodami jas malūnuos ir gamindami cukrų. Darbas buvo alinantis, dažnai pavojingas, o karštis ir drėgmė tik dar labiau apsunkindavo sąlygas. Vergai gyveno perpildytuose ir antisanitariniuose būstuose, kentėjo nuo prastos mitybos ir ligų. Juos prižiūrėjo prižiūrėtojai, kurie dažnai naudojo fizinės bausmes, kad palaikytų discipliną. Žmonės buvo atskiriami nuo savo šeimų, parduodami ir perkami, o jų kultūra ir kalba buvo slopinamos. Nors Madeiros vergovės mastai galbūt nebuvo tokie dideli kaip vėlesnėse Karibų jūros ar Brazilijos plantacijose, tačiau jos poveikis buvo gilus ir pragaištingas. Vergovė paliko neišdildomą randą Madeiros istorijoje, nutraukusi nesuskaičiuojamų žmonių gyvenimus. Tai buvo sistema pastatyta ant žmogaus orumo pažeidimo ir žiaurumo. Tačiau Madeiros cukraus dominavimas nebuvo amžinas. 16 amžiaus viduryje konkurencija iš kitų Portugalų kolonijų, ypač Brazilijos, kur cukranendrės buvo auginamas dar didesniu mastu, tapo per didelė. Brazilijos plantacijos, turinčios dar daugiau vergų darbo jėgos, galėjo gaminti cukrų pigiau. Madeiros cukraus pramonė ėmė smukti. Tai lėmė reikšmingus salos ekonomikos pokyčius. Vergovė Madeiroje, nors ir nebuvo panaikinta vienu metu, pamažu nyko kartu su cukraus pramonės nuosmukiu. Oficialus vergovės panaikinimas Portugalijoje ir jos kolonijose įvyko gerokai vėliau XIX amžiuje. Vienas iš įspūdingiausių žmogus bandymų prisijaukinti šią šiaurės salą buvo levadų, unikalių drėkinimų kanalų sukūrimas. Pradėtos statyti 15 amžiuje, šios akvedukų sistemos driekėsi 100 km, nešdamos vandenį iš drėgnų šiaurinių salos dalių į sausesnius pietus. Tai buvo milžiniškas inžinerinis projektas, reikalavęs didžiulio atkaklumo ir darbo. Net ir šiandieną, vaikščiant palei levadas, galima pajusti tą pirmųjų gyventojų kovą su gamta. 1421 metais buvo įkurtas Funšalio miestas, kuris greitai tapo svarbiu uostu ir prekybos centru. Madeiros atradimas ir kolonizavimas turėjo milžinišką reikšmę Portugalijos didiesiant geografiniams atradimams. Ji tapo svarbia stotelė laivams, keliaujantiems į Afriką, Ameriką ir Indiją, aprūpindama juos maistu, vandeniu ir mediena. Sakoma, kad netgi garsusis Kristupas Kolumbas prieš savo kelionę į naująjį pasaulį kurį laiką gyveno Madeiroje ir mokėsi navigacijos. Tačiau, kodėl Madeira atrodė tarsi nenorinti žmonių? Pirmiausia, tai jos laukinė ir neprijaukinta gamta. Stačios pakrantės apsunkindavo priplaukimą, o gilus reljefas kelionė ir susisiekimas salos viduje. Nebuvo lengvai prieinamų derlingų lygumų, kiekvienas žemės laupinėlis turėjo būti atkovotas iš miško ir akmens. Antra, izoliacija. Būdama toli nuo žemyno, Madeira ilgą laiką buvo tarsi atskiras pasaulis. Tai reiškia ne tik lėtą informacijos ir prekių judėjimą, bet ir didesnį pažeidžiamumą stichinėms nelaimėms ar ligoms. Istorija mena ne vieną sunkų Madeiros laikotarpį – žemės drebėjimai, uraganai, ligos. Visa tai nuolat primindavo žmogui, kas čia yra tikrasis šeimininkas. Net ir šiandieną, vaikščiojant kalnų takais ar stebint audrą prie krantų, galima pajusti tą gamtos galią ir žmogaus trapumą jos akivaizdoje. Vis dėlto, nepaisant visų sunkumų, žmogus sugebėjo įsitvirtinti Madeiroje. Levados leido sudrėkinti žemę ir auginti derlių. Palaipsniui atsirado gyvenvietės, vynuogynai, garsus visame pasaulyje Madeiros vynas. Turizmas tapo svarbia ekonomikos šaka, atverdama salos grožį pasauliui. Taigi, Madeira yra ne tik nuostabi atostogų vieta, ji yra gyvas istorijos paminklas, pasakojantis apie žmogaus kovą su atšiauria gamta, apie atkaklumą ir gebėjimą prisitaikyti. Net ir šiandieną, žvelgiant į šiuos įspūdingus kraštovaizdžius, galima pajusti tą pirminį salos nenorą būti apgyvendintai, tačiau kartu ir žmogaus triumfą, sugebėjusi čia sukurti savo namus. Kviečiu visus pasidalinti savo įspūdžiais komentaruose, ar jautėte tą Madeiros atšiaurumą lankydamėsi čia? Kokie istorijos faktai jums atrodė įdomiausi? Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad pamatytumėte daugiau įdomių istorijų ir kelionių. O dabar ačiū, kad buvote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją?
prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.